Labas vakaras, Baltijos televizijos eteryje ketvirtadienio karštas vakaras. Vien per praėjusius metus skelbiama, kad Lietuvą galėjo palikti apie 80 000 žmonių. Šiemet statistikos departamentas dar skaičiuoja, neaišku, ar Lietuvoje beliko ir 3 milijonai. Suskaičiuos pamatysim, tačiau Vokietija nuo gegužės 1 atidaro savo darbo rinką. Premjeras pripažįsta, kad Lietuva gali taip pat tai paveikti. Tad apie migraciją kalbėsim šį vakar ir kokios čia tendencijos apie tai, kodėl žmonės išvyksta. Mūsų studijoje Gitanas Nausėda, ekonomistas, banko prezidento patarėjas. Labas vakaras. Sveiki. Audra Sipavičienė, Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro vadovė. Labas vakaras. Labas vakaras. Egidijus Bičkauskas, nepriklausomybės akto signataras. Labas vakaras. Labas vakaras. Gitanai, šiandien kaip tik naujausia pirmo ketvirčio ekonomikos informacija paskelbta, bendro vidaus produkto duomenys 6,9% augimas. Pirmo ketvirčio. Tai kaip nors gali paveikti žmonės, nepalikti Lietuvos, tai kaip nors gali pristabdyti emigraciją ar ne? Na, mes ir pakomentavome šitą rodiklį, šviečia, bet nešildo. Tai yra rodiklis gal kaip toks ir gražus, bet turbūt ne vienas žmogus, kuris svarsto apie tai, palikti jam Lietuvą, išvažiuoti, emigruoti ar nemigruoti, į bendrąjį vidaus produktą turbūt nežiūri ir į statistiką nežiūri. Pirmiausia, jisai vertina savo galimybę susirasti darbą, ar ekonominė situacija leidžia jam susirasti toje darbo vietoje tuo konkrečiu laiku darbo vietą, ar jam tenka laukti, ar jam iškeliamos kažkokios papildomos sąlygos, nes jis toje vietoje negali rasti, tenka ieškoti darbo kitoje vietovėje, kitoje gyvenvietėje arba važinėti į darbą. Taip kad manau, kad visgi žmonės vadovaujasi daug konkretesnėmis aplinkybėmis, priimdami štai tokį lemtingą sprendimą. Aišku, bet kai žmogus sprendžia, važiuoti ar nevažiuoti, Audra, jūsų statistika, jūsų informacija, ką rodo, kas lemia atlyginimas, išsilaikymas ar vis dėlto kažkas kitas? Iš tikrųjų, tai priežasčių yra labai daug ir jos įvairios, bet tikrai ne statistiniai rodikliai. Tai čia vienareikšmiškai. Tų statistinių rodiklių gerėjimas, kol žmogus jų nejaučia, jisai jokio įspūdžio nedaro. Jis gal paniką kažkiek sumažina, bet iš tikrųjų tai nedaro. Daugiausia tai vis viena lemia. Tai yra ekonominiai veiksniai, tai yra galimybė susirasti darbą ir galimybė pragyventi už gaunamą atlyginimą. Ir antras, aišku, socialiniai dalykai, tai yra socialinis teisingumas, socialinė apsauga, kaip tu jauti, vaikų padėtis. O toliau jau ten ir karjeros galimybės, ir galimybės užsienio. Tai yra... Likę mūsų dar 3 milijonai, ar ne? Nežinau. Pagal statistiką... Kaip jūs jaučiat? Kol kas likę, tiesiog nenorėčiau komentuoti, bandyčiau palaukti surašymo duomenų, nors irgi tiesiog... Jau girdėjau tokius atsiliepimus, kad iš tiesų, nors labai didelė buvo reklama, labai buvo prašoma žmonių nebijoti, kad tos baimės yra ir kad žmonės ne visi susirašinėja, ypatingai kurie ten sakysim, yra išvykę nelegaliai ar kažką daro užsienyje nelegaliai, ar čia nais turi nelegaliai, ar čia yra nelegaliai atvykę. Tai iš tiesų truputėlį kyla baimė, kad gal ir šitas surašymas visgi neparodys tikrosios situacijos. Gerai, bet mes kaip kalbam apie emigraciją, vis tiek keletas požiūrio pagrindinių. Viena, kad čia gal nieko blogo, žmonės trumpam išvažiuoja, padirba ir nekaba šitai socialiniai sistemai ant sprando ir negauna išmokų, ten užsidirba, siunčia galų gale, aš nežinau, kokios sumos ateina į Lietuvą kasmet. Labai reikšmingos sumos ateina į Lietuvą ir tuo turbūt galima būtų pasidžiaugti, nes jeigu ne tos sumos, tai tą sunkmetį mes būtumėm išgyvenę daug sudėtingiau. Žmonės nuskurstų daug labiau, jeigu ne tos sumos. 2010 metais Lietuvos žmonės, kurie dirba užsienyje, pervedė į Lietuvą sumą, kuri beveik prilygsta 5% šalies bendrojo vidaus produkto. Arba beveik ketvirtadalį šaliai išmokėto neto darbo užmokesčio, tai yra grynojo darbo užmokesčio atskaičius mokesčius. Čia keli milijardai. Praktiškai kas ketvirtas litas mūsų šeimoje atsirasdavo iš emigracijos, taip sakant, būdavo importuotas ir jis padėdavo žmonėm tie, kurie liko Lietuvoje išgyventi, nes tai kaip taisyklė yra ir pagyvenę tėvai, ir, sakykime, giminės, kurie galbūt arba turi labai menkai apmokamą darbą, arba visai jo neturi. Ir jiems tas 1 iš 4 litų buvo labai ir labai svari tokia, sakyčiau, paspirtis. Egidijau, kaip jūs žiūrite emigraciją? Teigiamas dalykas, neigiamas dalykas emigracija jūsų požiūriu? Matote, iki tam tikrų ribų. Tai, kad išvažiuoja žmonės, pamato kitą pasaulį, tai aš jau kaip politikas žiūriu, tai labai gerai,
kad neužsidaro. Labai gerai, bet iki tam tikrų ribų. Jūs kalbėjot, pasakėte tokią frazę, pabus ir sugrįš. Jeigu taip, tai būtų, tai per daug didelės baimės aš nejaučiau, bet aš bijau. Manot, negrįš? Bijau, kad pabus ir gali ir negrįžti. Ir dar išsiveš dar savo artimuosius tikriausiai. Na, galbūt ir taip, o tai jau yra blogiau. Galbūt didelės valstybės, didelės tautos ir gali tai žiūrėti pro pirštus ir nereaguoti, bet mes esam nedidelė valstybė, nedidelė tauta. Ir nors aš nepanikuoju, gink Dieve, ir net ir nebandau, aš manau, kad viskas galutinai įsispręs normaliai, bet vis tik pro pirštus į tai žiūrėti negalima. Jūs kalbėjote apie statistiką, ir kad dar nėra šių metų suvesta. Nežinau, ar tikslius duomenis radau, bet radau pagal Vilniaus apskritį, tame tarpe ir už pereitus metus. Galiu pasakyti, kad ten suvedinėjami duomenys, kiek atvyko, kiek išvyko emigrantų ir, pataisykit mane, ir imigrantų. Tai 8-9 metai buvo vos ne nulinis balansas, nu truputėlį tenais. Su 10 metais, aš tokius skaičius skaičiau, 10 metais 2 kartus išvykusių viršė skaičius negu atvykusių. Palyginus, tai... Bet gal normalu, krizė, bedarbystė, na, žmonės traukia kaip magnetas. Sveikatos draudimo tvarkos pokyčiai. Žmonės deklaravo ir tada jų padaugėjo. Žmonės deklaruoti ir gerokai, sakyčiau, priartino tą statistiką, kuri anksčiau neatspindėdavo nieko arba atspindėdavo labai netiksliai, priartino ją labiau prie realybės. Tai yra dabar mes matome, ko gero, tikslesnį vaizdą būtent iš tų statistinių duomenų, kurie yra skelbiami. Aišku, vokiečiai atidaro darbo rinką nuo gegužės 1-osios. Kas dėsis tada? Na, sakysim, vokiečiai atidaro ir Austrija atidaro. Tai yra 2 rinkos, papildomi 2 traukos veiksniai. Iš tiesų, gal čia tokio labai masiško emigracijos, kaip buvo į Angliją ir Airiją, nesitikėtume. Tačiau kokybė migrantų, ko gero, tikrai bus aukštesnė negu ankstesniais metais. Tai yra kokie žmonės gali labai, kadangi vokiečiai labai aiškiai identifikuoja, ko jiems reikia ir ką jie trauks, nes jie specialias programas neturi. Tai yra informacinės technologijos, medicina, aptarnavimo sfera, tai ir dar, tiesiog aš dar galvoju, kažkaip tai, bet būtent aukštos kvalifikacijos specialistus. Kas yra gerai, tai kad vokiečių kalbos daug kas nemoka, tai yra liktai kaip yra barjeras, bet tam aukštos kvalifikacijos darbuotojams ne visada reikalinga vokiečių kalba. Tai čia toksai, kaip sakysim, bet yra dar viena baimė, tai yra tiesiog nesenai Anglija priėmė tokį sprendimą, nutarimą, kad bedarbio pašalpa yra mokama iš karto atvykus. Ir čia gali būti toksai, kaip sakyti, dar vienas traukos veiksnys būtent tiems, kurie dirbti ir nesiruošia. Gyventi iš pašalpos į Londoną. Gyventi iš pašalpos. Tiesiog aš kažkaip, kadangi nesu pilnai susipažinusi, iš tikrųjų liktai, kad taip galima nuo pirmos dienos, bet aš netikiu, kad nebūtų kažkokių saugiklių. Mes kaip tik paskambinom šiuo metu į Londoną. Mes turim Einarą Vildę, Anglijos lietuvių bendruomenės valdybos sekretorių. Labas vakaras, Einarai. Labas vakaras. Jūs girdėjot, Audra Sipavičienė kalbėjo apie tai, jog Didžioji Britanija bedarbiams mokės pašalpas iš karto, ne kaip anksčiau buvo 12 mėnesių ar mažiau reikėjo išgyventi Britanijai. Kokia čia naujausia jūsų informacija ir kiek tai gali patraukti lietuvius važiuoti į Angliją tiesiog pabūt bedarbiais? Per daug išpūstas dalykas, tikrai iš karto mokėti nesiruošiama. Vienas dalykas, iš pradžių bus siūloma darbų pagal tai, ką žmogus gali, sakykime, tai aišku bus tikrinamas jo kalbos lygis. Šiai dienai, kaip ir, aišku, kas buvo labai džiugu, kad lietuvių bendruomeniai taip pat, kaip ir kitoms atvykusiams šalims paskutiniu metu, būtent į ES struktūrą, taikomas jau dabar vienodas sąlygos, sakykime, tai labai šaunu yra. Bet ką noriu pasakyti, kad iš tikrųjų yra kita baimė, kadangi sistema dabar atnaujinta, aš turiu minį kontrolės sistemą, ir šiai dienai aš manau, kad baimė yra tame, kad labai detaliai reikalauja informacijos apie tai žmogus, ką jisai turi pateikti, sakykime, gyvenamąją vietą, gyvenimo šaltinius, ką jisai ruošiasi dirbti, turi praeiti tam tikrą atestaciją. Ta prasme, daugeliu atgrasins prašyti pašalpų, tą vadinamą rutiną, tą vadinamą, kaip čia dabar taip išsireiškus, mechanizmas, kuris filtruoja tam tikrą prasme. Ir šiaip tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, jau vien tai sako, kad paskutinius metus
susigrąžino atgal permokėtus mokesčius apie 1,5 milijardo svarų sterlingų sumoje, sakykime taip. Tai jų tarp yra nemažai, kuriems tenka grąžinti atgal tas mokesčius ir gauti tam tikrą prasme ir blogą žymą, sakykime, kreditinė istorija ir taip toliau. Aš manau, iš tikrųjų, kad tas bumas bus truputį perdėtas. Aišku, dėkui labai. Einarai, ačiū, kad radot laiko su mumis pabendrauti. Aš norėčiau truputėlį pakomentuoti, man kas labai patiko, kad pasakė iš tiesų, kad yra labai daug visokių ten gal biurokratinių kliūdžių, trukdžių ir visokių procedūrų, kurias reikia veikti, kad gauti tą pašalpą, bet labai dažnai Lietuvoje žmonės nežino ir jie važiuoja. Ir tada mes gausim tokius atvejus, kur nesėkmingos migracijos, kurios yra pačios tokios, sakysim, blogiausios, kada žmogus nuvažiuoja, tikisi kažko, nieko negauna, tada bando kabintis, vėl neužsikabina ir tada tiesiog iš tos migracijos ne tik, kad neužsidirbo, dar eina į minusą labai. Jūsų požiūrį, kodėl vis dėlto dar prisimenant, mes čia turėjom taip pat ne vieną laidą apie emigraciją ir jūs turėjot vieną klientą, kuris taip pat iš emigracijos sugrįžęs, jo atsakymas buvo, kodėl jis emigravo Lietuvoje, per sunku gyventi. Aš gal truputėlį nuo kito, aš truputėlį bandau savo net suformuluoti, kaip mes žiūrime į iš esmės gerus pasikeitimus Europos Sąjungoje, rinkų atsidarimą, tame tarpe ir darbo rinkos, į tai, kad anglai ruošiasi mokėti pašalpas ir tai. Mes žiūrim ir kalbam galbūt su tam tikrų neigiamų iš esmės į gerus dalykus, žiūrime su neigiamu aspektu, bet problema tai, aš manau, yra mumyse, o ne tai, kad atsidaro. Jeigu mes akcentą darysim, kad gerai, tai mums atrodytų, lyg tai būtų geriau, nemokėkit anglai tų pašalpų, mums nuo to bus geriau, da nebus mums nuo to geriau, vis tiek, kaip mes buvom užsisukę, taip ir užsisukę būsim pas viduje, pas mus kažkas tai yra. Mūsyse problemos, kaip sakė. Manau, kad didžiausios problemos yra mūsyse. Ir žinote, ir tas išvažiavimas, tai be jokios abejonės, kada neturi valgyti, neturi darbo, tai apie jokį tenais, didesnę dalim, pasakysim. Tai kur šaknis? Patriotizmą aš ieškau tų šaknų, bandau surasti, atsakymo galutinio neturiu, galbūt net ir to kažkaip tikėjimo to trūksta. Galbūt aš nueisiu ne tai, kad tikėjimo. Prisimenu mūsų tą vadinamą naktinę reformą, mokesčių reformą. Nebandysiu jo labiau su specialistai diskutuoti, gerai jinai ar bloga buvo, esu profanas ekonominiais klausimais ir net nebandysiu to diskutuoti. Tačiau vienu aspektu pasisakyčiau. Gal ir ne visai gerai, kad mes finansų ministrą išsiuntėm į paaukštinimą, bet bent į televiziją jam nereikėjo leisti eiti bent tuo metu. Įvaryti į neviltį tokius žmonės, kiekvieną dieną, kalbant apie tai, kaip yra blogai, kaip čia bus dar blogiau ir panašiai, negalima taip. Žmogus turi kažkuo tai tikėti. Gerai, bet jis kažkaip per daug ir nėjo į tą televiziją, už kiti matyt. Bet štai Edvardas rašo Delfyje apie tą tikėjimą, pratęsiant jūsų mintį. Tai gal tegul paaiškina laidos dalyviai, kaip gyventi Lietuvoje iš 630 litų minimumo. Arba tiems, kurie negauna darbo. Ką jiems čia veikti su tokiom galimybėm, ką jiems galit pasiūlyti ar vargti iki tokios begalybės. Nes, iš tikrųjų klausimas labai galiojantis. Kaip žmogui pragyventi už 700 litų, kai mokesčiai, kainos ploja visus prie žemės.